į tokią nesąmonę jau senai buvau įsivėlęs. Klausykit. Gaunu užsakymą patikrinti Kia Sorento. Atvažiuoju į vietą, klientai, šeimyna irgi vietoj. Darau patikrą. Randu belė kiek defektų. Sukta rida 100 000. Nėra katalizatoriaus, pilna defektų. Realiai mašina iš išorės tikrai gražiai atrodo, bet techniškai lavonas. Ta porelė pakraupus visiškai. Sako, jūs mums taigi tikinot, kad čia ideali mašina, tai kaip jūs taip? Mes pats nežinom. Va, aikštelės vartai, ten nepatinka, neperkat. Dar dėl rankpinigių reikėjo kapuotis ten su jais. Eina načers, kokia nemaloni situacija. Žodžiu, realiai po to tą porelę mums pasakoja. Saka, tie pardavėjai tokie faini buvo, visonais taip gerai, tokie mėly, geri atsiliepimai internete. Atvažiuoja mes, saka, veidai persikreipia iškart momentaliai, nes kai mane pamatė, iškart jau toks buvo naglas, tai žodžiu, žiauru. Blemba, ir kaip nepatink man tokias situacijas, kai reik tenais ginčytis, ten koliuotis, vos ne, žodžiu, ką padarysi, tokia dalis darbo. Varom namo ir laukiam daug užsakymų, patikrų ir paieškų.